šviežutėlę Mazda 3 versiją, ką tik iš salono, ką tik iš gamyklos, pravažiuota porą, net 200 km dar nepravažiuota. Važiuojam į McDonald'ą, pasimsim Coca-Colas su ledukais, na ir bandysim pratestuot, kas čia gero, labai išgyrė, žiūrėsim. Taigi naujoji Mazda 3, kaip dizaineriai sako, tai toks balansas tarp revoliucijos ir evoliucijos. Iš esmės, jeigu yra pakankamai sėkmingas produktas, tikrai niekas nenori imtis drastiškų veiksmų, keičiant kažką. Tai, stengiasi kur galima dar pagerinti, ir pagrindinis motyvas buvo padaryti ekspresyvesnį. Naujas ekspresyvesnis dizainas, kas ko pasireiškia, tai lempos yra pakankamai aukštai, kas suteikia savotiškus pečius, raumenis. Pagrindinis akcentas yra priekis, kuo labai didžiuojasi Mazdos dizaineriai, to, kad automobilio radiatoriaus grotelės yra lyginant su ankstesnių modelių pažemintos, jos tokios masyvesnės, labiau išraiškingos, nauji žibintai, šiek tiek primenantis ir šeštą Mazdą naują. Ir visas šitas priekis toks, ekspresyvesnis ir viską sufokusuoja ties Mazdos ženklų. Tai buvo toks pagrindinis uždavinys ir Mazda 3 nauja versija. Senosios pardavimai viso pasaulio mastu sudarė 1/3 Mazdos pardavimų, tai, sakyčiau, toks kaip bestselleris Mazdos, tad buvo didelis uždavinys nesugadinti to recepto ir dar, tai galima pagerinti. Pavyzdžiui, Europoje pusė Mazda 3 automobilių buvo parduota su 1,6 benzininiu varikliu. Tai reiškia, populiariausia versija buvo būtent su šitu varikliu. Šį čia mes turim Mazda 3 sedaną ir tai yra Touring versija, 1.6 variklis, 105 arklio galios, 145 berods newtonmetrai. Kuro suvartojimas 6,300 km vidutinis. Gamintojai akcentuoja tai, kad net jau baziniai versijoje yra pakankamai daug įrangos. Bazinėje versijoje jūs gausit oro kondicionierių, 6 oro pagalves, elektrinius veidrodėlius, traction controlą, stabilumo kontrolę, radiją, CD grotuvą. O papildomai galima pasirinkti Bixenonus. Ten yra kelios komplektacijos, tai aukštesnėse komplektacijose galima rasti Bixenonus, kai važiuojant posūkyje žibintai prisitaiko prie kelio ir pasisuka. Čia galima rasti tokiuose aukštesnės klasės automobiliuose kaip Mercedes, tokia technologija. Taip pat šitos jau aukštesnėm versijom skirtos įrangos yra pagalbininkas persirikiuojant, duoda ženklą, kai nesaugu persirikiuot, bet ta sistema įsijungia važiuojant 60 km/h greičiu ir kai šnekėjom su atstovu, tai diskutavau su pačiais gamintojais, dėl ko taip yra. Ta sistema iš esmės yra reikalinga, kai jau važiuojant greitkelyje. Tai yra gale sumontuoti davikliai, kurie tiesiog stebi, ar neatvažiuoja koks nors automobilis greitai iš galo, kad tiesiog perspėtų vairuotoją, kad nesaugu persirikiuot. Tai tokia savotiška naujovė. Pagrindinis tikslas, kuriant trečią Mazdą, buvo padaryti sportišką, mieste manevringą automobilį. Sportišką ne tiek pagal skaičius, bet kiek kad smagus vairuoti, manevringas, dinamiškas ir tiesiog kiekvieną dieną būtų smagu važinėti mieste.
buvo parkinglot.lt ir naujoji Mazda. Geros dienos.